Na ir dar kartą sveiki. Šį kartą ne apie nuoskaudas, o apie ES sprendimus. Nuo Liepos 1, jeigu jūs kažką tai pirksite internetu, už kiekvieną daiktą esantį siuntoje mokėsite 3 eurus. Tai dabar kodėl taip yra? Oi, čia, sako, maždaug apkrautos paštai, ką žinau, kaip ten apkrauta, ar ne? Dėl to, kad perka daug labai iš Kinijos prekių ir dėl to reikėtų apmokestinti tas siuntas. O dabar aš noriu pasakyti labai paprastą dalyką. Jūs užeikite į parduotuvę ir bet kurią prekę paimkite, ne maisto. Ir pažiūrėkite gamintoją. Kas išleido tą prekę? Jūs rasite vienintelį šalies pavadinimą – Kinija. Viskas pagaminta Kinijoje. Tik tai tiek, kad tai, ką mes perkame pas mus, tai yra apmokestinta krūvom mokesčių ir taip toliau, bet viskas Kinijoje pagaminta. O tai, ką jie parduoda be tų mokesčių, kurie užsikrauna ES, jūsų valstybė užsideda tos mokesčius ir mums parduoda vietoj 5 eurų už 50 eurų, ar ne? Ir jie sugalvoja, blemba, kai žmonės perka tiesiai iš Kinijos, jie nemoka mokesčių mums už tai, ko mes negaminam ir mes nedarom, bet pasimkim tuos pinigus iš žmonių. Aš suprantu, kad didžioji dalis tų internetinių parduotuvių pirkėjų pasakyti, pašlina. Atsiprašau, užsireiškimą labai mėgstu keiktis. Bet pasakykit man, ar nors viena valstybinė įstaiga, ar tai būtų Lietuvos, ar tai būtų ES, ką nors padarė, kad žmonėm būtų lengviau gyventi. Ne. Nei vienas įstatymas jų nebuvo priimtas tam, kad žmogui būtų geriau. Kiekvienas įstatymas taip yra priimtas tam, kad praloptų kažkas. Kažkas, ne mes. Ne mes. Jeigu aš perku už 2 eurus tušinuką, ar ne, jie užsidės 3 eurus, kad jis kainuotų 5. Tai taip. Tai dabar galvokim. Ar mums reikia? Aš, tiesą sakant, dabar visai nesistebiu, kad Didžioji Britanija išėjo iš šitos sąjungos. Tai yra vagių, korupcionierių ir, ką žinau, sąjunga, kurie žmonėmis visiškai nesirūpina, savo gyventojais nesirūpina. Poligoną prisiminkim ir sakykim, oi ne, čia ES, čia mums taip reikia. Naikinti savo žemę, naikinti savo gamtą, ES eina, iš tikrųjų, ar aš neteisi?